jeigu per greit važiuojam, mes išmenam sankabą. Išmenam sankabą. Ne, paskui kairę rodyk. Ir tenais važiuoju, kur ta balta mašina. Taip. Gerai, visiems labą dienelę. Pasivažinėsim su mūsų mokiniu Nikita. Dešiniau biškį Nikita. Ir kur nors suk į kairę. Paskui sankabą išmink. Ir suk čia į kairę. Jeigu per greit sankabą išminė ir prisistabdai. Kuo puikiausias antrą pavarą mes tvarkomės. Dešiniau laikytis. Nikita atvažiavo iš Vilnius pas tėvų svečius, paskui Nikita rodyk. Tai tuo pačiu Nikita ir sugalvoja pasivažinėti po Klaipėdą, pasimokyti, tai iš tikrųjų labai gerai, nes daugiau įgūdžių gaus ir bus daug lengviau važinėtis paskui ir Vilniuje. Ne? Nėra čia jokių stebuklų, reikia kuo daugiau važinėti ir viskas bus gerai. Į kairę važiuosim, aplink regitrą Nikita važiuosim, paimituosim egzaminą, gerai? Gali iškart pirmą juostą, o taip žiūrėk. Gali iškart pirmą juostą, nes pirmą juostą yra laisvė. Arba gali į antrą, jeigu ką, ir paskui persirikė. Tik tai žiūrėk, kad persirikė ne per perėją, o už perės. Prieš perėją irgi būna pavojinga, būna ištisinės. Nu, šiuo atveju nebuvo ištisinės, bet būna dažniausiai prieš perės būna ištisinės linijos. Nestabdė pradžioj, o sankabą, jeigu tau reikia štai. Nes stabdis tai biškį tampo taip. Ir prie bordiūro Nikita sustot. Norint sustot prie bordiūro, būtinai poskis. Pradžioj poskis ir sustot. Milimetrais nieks neprašo stoti, žinai, užkabinti bordiūrą tikrai nereikia. Gerai, ačiū poskišių. Čia užduodami 3 klausimai, ne, per egzaminą. Atsakai 3 klausimus mažus ir pradedi nuo egzamino. Nuo čia. Gerai, važiuojam. Pradedant važiuoti nuo bordiūro, būtinai poskis, veidrodėlis ir per petį. Ir važiuojam. Dešiniaus tenkis laikytis. Čia ta linija, jeigu ką, jinai bandė ją užtušuoti, bet biškai matoma, bet ale jos nėra. Gerai, perėja, žiūrim, kad nieko nebūtų. Ženklų nėra, bet yra žymėjimas, reiškia perėja yra galiojanti. Antrą pavarą jungiam. Gerai, ir į kairę suksim. Poskis. Būtinai poskis mes rodom visur, Nikita, kai sukam, žinai, kad visi žinotų, kur mes važiuojam, žinai. Ar į kairę, ar į dešinę, ar tiesiai, bet poskis yra privalomas. Poskis yra informavimo priemonė, kad perspėti žmogų, kur mes važiuosim. Gerai, visą laiką tiesiai. Primenu, kad aikštelė greitis yra nedaugiau 20. Su pirma pavaru mes ilgai negalim važinėti, ten netoliau kaip vienas automobilis tokį atstumą tenais. Ne, vienas ar 2 automobiliai netoliau. Nu, žodžiu, jeigu yra galimybė jungti antrą, mes važiuojam su antrą pavaru. Ne, tiesiai Nikita apžiūrėjom, neprašiau aš, nes niekur sukam. Gerai. Ir suksim į dešinę. Vakar važiavom paskui regitros automobiliuką, tai čia sukdami į dešinę mes turime važiuoti greitėjimo juostą. Kuo dešiniau, sankabą švelniai keliam ir gražiai persikėjom. Veidrodėlį per petį pažiūrėjom. Tai vat, vakar regitros automobiliukas, kažkoks mokinys, šoka iškart į antrą juostą ir automatiškai kritinė klaida. Tai jeigu yra greitėjimo juosta, mes įvažiuojam greitėjimo juostą ir tada gražiai mes iš jos persikėjom. Gerai, tiesiai. Sekit, palik. Jau yra 4 jau lai būna. Nors ir biškai per anksti, jau palik, nebe makalokžnai. Gerai. Pagrindinė taisyklė, jeigu nieko nesakau, visą laiką tiesiai arba pagrindiniu keliu. Tai va, turim biškai laiko filmavimą, tai pasifilmuosim, pasivažinėsim. Žinau, kad daug mokinių labai žiūri video pamokas ir labai daugam padeda. Ir iš tikrųjų tai nekainuoja, reikia tiesiog jūsų laiko. Toliau žiūrėk, yra priekyje sankryža, tai mes toje sankryžoje apsisuksime. Šiandien biškai jau esu užkimęs slogą, nežinau, ar čia nuo pavasario, ar nuo ko čia. Žodžiu, žiūrėk, sustok pradžiui prieš perėją, nes pagrindinis kelias eina iš dešinės. Pažiūrėjom, ar į dešinę, ar nieko nėra. Pirmą pavarą ir važiuojam. Šitoje sankryžoje mes apsisukam. Tai stengiasi kuo daugiau į priekį. Čia antros jau nejūk, nes nesuvaldysi. Dar, prieki, dar. Ir visą vairą. Realiai už šulinį nuvažiuojam ir tada visą vairą sukam. Gerai, labai gerai. Ir tiesiai. Liuks. Buvom trumpam įvažiavę gyvenamą zoną ir iš jos ką tik ir išvažiavom. 50 važiavom. Nepamirštam, kad prie regitros tas nuosavų namų kvartalas ten yra gyvenama zona. Gyvenamą zoną mes labai dažnai įvažiuojame.
biškį mes arba alergija nuo kažko, arba peršalimo, nežinau, bet žodžiu, balsas biškį bus kitoks. Mes važiuosime iki pat galo, paskui į dešinę. Gerai, Nikita? Taip. Gerai. Tai vat, sau ramiai važiuojam, kem 7, kem 8 laiko greitį. Nikita, tai viskas labai gerai. Dėkui. Už perės vienam automobilių vietos yra, bet kadangi stoja priekį mūsų kliūtis, tai prieš perės stoja. Gerai, dabar važiuojam arčiau ir stenkis dešiniau apie metrą nuo bordiūrų. Pažiūrėk, kairė nieko nėra. Gerai, ir važiuojam, nieko nėra. Antrą pavarą, prieš posą stenkis antrą pavarą pasiimti. Gerai. Ir gazas. Ir čia greitis 50. Navigacijas dažnai rodo 70, bet čia 70 tikrai nėra. Labai mažai, kur yra greit 70, tai ant mokyklos viaduko Liepų gatvė dabar padarė gale, paskui link jūros važiuojant link Melnragės yra ženklas irgi ten 70, bet šiaip nėra daug vietų. Į Palangos plentą būna iššoka, bet irgi nėra irgi dažnas reiškinys. Gerai, Nikita, mes į dešinę važiuosime. Tai nestabdyk dar, tam yra skirta lėtėjimo juosta, kai mes į ją įvažiuojam ir tada pradedam lėtyti. Kai reikiuojamės, prašau visada žvalgytis. Visada žvalgykis, nes gal šalia prie mūsų dviratis paspirtukas prilipęs, paskui palik, lėtik iki 20, lėčiau, antrą parą, lėčiau ir dešiniau. Stenkis nuo bordiūro toliau nei metras nenuvažiuoti, nes išvažiuosi prieš eismą. Gerai, tiesiai važiuoju. Tiesiai, nieko neprašau, aš tai sukinėti. Jeigu neprašau, tai važiuok tiesiai, gerai? Ir neįsibėgėjom, matom ženklą, koks? Gyvenimo zona. Jo, gyvenimo zona, reiškia greitis yra 20, ne? Tai važiuoja 27. Jo, ir velkamės ant 20. Toliau čia bus sankryžas, šitoj sankryžai mes važiuosime į kairę. Išmink sakamą. Aš siūlyčiau sustoti prieš perę, nes nieko nesimato. Pirmą pavarą ir pabiškai krapštytis į priekį. Ir tavo šalutinis kelias, ir tu, jeigu važiuoji iš šalutinio kelio į kairę, tu turi praleisti, ką turi praleisti? Visus, kas. Teisingai, visus. Tiek iš kairės, tiek iš dešinės, tiek iš priekio. Nes iš šalutinio kelio važiuoti į kairę yra pats pavojingiausias manevras. Sankryžų nereguliuojama. Gerai, tiesiai, nepamirštam, kad nedaugiau 20. Savo ramiai važiuojam, žiūrim, problemą parvažiuoja žalia priekyje. Jo, tai reikės biškai mums palaukti, o gal ir nereikės laukti. Pažiūrėsim, kas čia bus, paskui rodyk į kairę, nes mes apvažinėjom kliūtį, ne? Per artį neprilys, kad paskui nereikėtų mums važiuoti ant bulinių. Nu, va, biškai užstrigom, biškai palaukiam. Beje, nuo šios savaitės jau regitroje nebėra ribotų plotų kiemelių. Tai va, bus tik tai T-forma, galų parkavimas ir lygiai gretus parkavimas. Nu, iš dalies gerai, nes tas riboto ploto kiemelis, kai reikia daryti tokios siauros keliuose, nu, daug mokinių sudega, nes nesąmonė šiaip. Ir kelią užblokuoja žmonės, pyksta ir tokia, nu, nežinau, realiai reikalinga ar nereikalinga ta užduotis. Bet manau, kad gerai, kad nėra, nes biškai lengviau yra. Gerai. Mokiniams tai tikrai gera žinia. Taip, geriau aišku. Ir važiavam. Visada per vidurėlį pažiūrėk, gal kas nors tai sugalvoja lenkti. Tai vidurėlį per petį, tai visada. Aha, ir už tų kliučių grįšim atgal. Važiuosim iki pat galo, paskui į dešinę. Tada matom ženklai, kad tavo pagrindinis kelias baigėsi ir mums yra šalutinis kelias, dar plus yra perė. Tai jeigu bus automobilių iš kairės pusės, prašau laukti prieš perę. Tokia pavojinga vietelė. Ir ne tik iš kairės turi žiūrėti ir iš dešinės, nes labai siauras kelias. Paskui dešinė ir mes dešinę važiuojam, pavarą pirmus jau. Nebevažiuojam jau, atsirado automobilis, viskas gerai, užkurk automobilį, kažkur, viskas gerai. Ir žiūrėk, nieko nėra, važiuojam. Ir į dešinę irgi žiūrėk, nes būna kartais, kad lenkimo dar kažkas, mums vieną kartą teko į dešinę važiuoti ir žmogus lenkia kitą. Tai buvo tokia įdomi situacija, spėjau sustabdyti. Ir dar primenu, kad gyvenimo zonai yra draudžiama lenkti.
kitą viršį greitį. Primenu, kad vis dar gyvenama zona, nebuvo ženklo, kad gyvenama zona baigėsi. Tai čia irgi tokia viena iš dažnesnių klaidų, kai įvažiuoja šitą keliuką, tą Pakruojo gatvę ir tada pradeda per gazą spausti, nes visi greit važiuoja ir irgi galvoja mokinys, kad čia jau baigėsi tą gyvenamą zoną ir pradeda paskui greitai važiuoti. Ir taip sudega. Tai čia greitis yra 20 ir nedaugiau. Kad jūs važiuosite gyvenamą zoną, 90% duoda. Nes labai dažnai važiuojame gyvenamą zoną. Tavo pagrindinis kelias čia visur eina. Esame Pakruojo gatvėj, rūkas, pabiškis klaidos. Ir pamėginkim Nikitą padaryti T formos sankryžą, parodys kaip moki. Gerai, ten prie bordiūro sustok ir gražiai galų įvažiuok. Paskui nuo pusę kelio pradedam rodyti. Jo, per arti bordiūro nelysk, apie 40 cm, važiuok į priekį tol, kol pamatysi per veidrodėlį bordiūrą. Matai? Ir užtenka. Ačiū. Jeigu reikia, galima veidrodėlius nusileisti. Ir instruktorių žinau, kad neleidžia veidrodėlių leistis. Tai žinokit, kad tikrai galima veidrodėlį nusileisti, tai yra jūsų pagalbinė priemonė. Prieš važiavimą gal pažiūri per veidrodžius, atsisuki per galinį stiklą, įsitikini, kad nieko nėra ir tik tada važiuojam. Automobilis cypia, nes esi arti labai, žinai, bet lai cypia. Ir stenkis visada paskui bordiūrą. Ir nepamirštam, kad esam gyvenamoj zonai, tai stengiamės kuo daugiau žvalgytis, nes gali atsirasti vaikų, dviračių ir panašiai. Nikita jau į bordiūrą varai. Važiuojam, bet labai arti nevažiuok, nes dabar taip esi ant ribos. Matai, kaip automobilis pyksta, tas, kad esi labai arti. Tai va, ką norėjau sakyti, kad mes vien į bordiūrą neusižiūrim, žiūrim vieną veidrodėlį, kitą veidrodėlį, per galinį stiklą, kuo daugiau žvalgybos, nes jūs esate gyvenamoj zonai, ir mes, galim čia turėti visokių nuotykių. Gerai, ramiai, nepaleis, stop, paleidai ant greičio, jau kontrolę prarandi, žinai. Neleisk automobiliui taip greit pradėti ridėti, nes tu tiesiog pasimesi. Ačiū. Baigiam užduotį, ką darom? Susitvarkom bardaką. Susitvarkom veidrodėlius, Tai pažaidėjai su žaislais, padėk į vietą. Tai va. Ir jeigu būtų automobilių priekį ir gale, aišku, mes sustojame ir palaukiam, kol tie automobiliai visi pravažiuoja ir tik tada mes darome užduotį. Tai ta užduotis vadinasi T formos sankryža. Į dešinę važiuokim. Šiaip pagal viską turėtume kairę važiuoti, bet važiuokim į dešinę. Ramiai, pabiškuoti, ramiai. Ir žiūrim, kad nieko nebūtų kelyje. Tai va, primenu, kad gyvenamoj zonai lenkti griežtai draudžiama. Būna dažnai reidai ir jeigu lenki gyvenamoj zonai, tai teisė atimimas. Nuo mėnesio iki 3 mėnesių. Gerai. Važiuojam toliau ant 20 savo ramiai. Dailidžių gatvė prasideda. Sunku yra labai važiuoti ant 20, nes biški per lėtai kaip ir. Ypač kai visi lėkia 40. Čia daugiau nei 40. Čia toje vietoje stoja policija dažnai, greitį šaudo arba žiūri, kas lenkia ar nelenkia. Realiai mes, kai važiuojam, mus pastoja visi lenkia, bet labai gerai turi pagalvoti, ar verta, žinai, dėl minutės laiko paskubėjimo lenkti ir prarasti teisės. O čia tokia pavojinga vieta, taip lengva prarasti teisės yra. Tai čia toksai policijos koziris šitą gatvę yra. Tai tikrai čia gerų prišaudo čia variantų. Gerai, šaunuolis su posku gražiai važiuojam, grįžtam atgal. Kai grįžtam irgi per veidrodžius, dar žvalgykis, veidrodėlis per petį, neapsiriksi. Gerai, matom ženklą, kad gyvenamo zona baigėsi. Mes į kairę važiuosim. Tai vėl iš šaltinio kelio važiuojant į kairę, turi praleisti visus. Tai sustok prieš perėją, žiūrėk, nieko nėra ir varom. Pirmą pavarą. Stenkis biškį daugiau, giliau į sankryžą važiuoti, tada suk, nes kad ant ištisinės linijos neužlipti. Gerai. Ir gaziukas. Ir pavaras. Ką matom? Matom, kad yra kalnelis, ne? Tai per kalniukus visada greitis 20 ir su antrą pavarą. Tai mūsų dabar 20 yra, tai viskas ok. Bet taip rekomenduoju per visus kalnelius, greitis 20 ir antrą pavarinkę. Gerai, važiuojam, trečią pavarą. Dabar žiūrėk, šitoje reguliuojamoj sankryžoj mes važiuosim tiesiai. Tai irgi daug kas kimba. Išmėg sankabą, lėčiau jau ir reikia persirikiuoti dešiniau, nes tiesiai galim važiuoti tik iš tos juostos.
Šitą sankryžą labai dažnai akcentuoju, nes labai dažnai mokiniai susimauna. Būtų labai gerai, jeigu išjungtum poskyrį, neklaidintum žmonių. Nes poskys įjungtas, tu klaidini, žinai, visus. Jo. Nes taip gali ir prisišaukti kokių nelaimę. Nes poskys įjungtas atrodo taip nieko čia baisaus, bet reikalų gali pridaryti. Ok, tai va, ten ta sankryža yra labai sudėtinga ir jeigu mokiniai nėra joje buvę, nėra jos matę, tai ten prisidaro nesąmonę. Mes važiuosim iki pat galo ir į kairę. Biškai taip laikomės šiek tiek kairiau, nes ženklas rodo, kad yra 3 juostos. Jau Class Power paridėkim. Gerai, privažiavam prie kelio. Rodom posūkį kairę, mes į kairę važiuosim. Sustok, neiškiš nosies. Neiškiš. Power išjungta, koja nuo sankryžos patrauk. Neilgiau 5 sekundės laikom, jeigu mums nereikia, ne? Toliau, kai suksimės tenais jau į kairę, nepamirštam būtinai pasukti galvą į dešinę, pažiūrėti, ar nieko nebus. Nes galvos nepasukimas į dešinę traktuojamas kaip kritinė klaida. Per egzaminą važiuojam, biškį gaziuką, antrą powerą, paskum galvą ir važiuojam. Kuo kairiau yra greitėjimo juosta. Kairiau, o taip, ir gražiai persirikiuojam. Veidrodėlis per petį. Gazą, poweras nuo 33 powerą ir dar kartelį išsilyginom ir dar kartelį persirikiuojam. Nes mes turim važiuoti kuo dešiniau. Poskį išjungiam tada, kai mes pilnai persirikiuojam. Jeigu mes dar nesam pilnai įsirikiavę, prašau poskį neišjunginėti. Tai vat, ten ta vietelė čia, kur mes dabar važiavom, irgi pavojinga. Tai jau mes, kai įvažinėjom į tą greitėjimo juostą, būtinai reikėjo pasukti galvą į dešinę, pažiūrėti, ar nieks tenais nesirikiuoja į mumis. Tai tą vietą irgi labai dažnai mokiniai gauna kritinę, arti bordiūrų nelįsk. Ne, savo juostą būk, bet prie bordiūrų nelįsk tik arti. Tai va, ten ta vietelė dažnai gauna mokiniai kritinę. Ir taip nepakitinėk juostų, taip žinai. Ir stenkis dėmesio neprarasti nuo kelio. 99% visada žiūri į priekį. Ir negali, nes biškai kažkur užsižiūri, jau iškart kažkur jau gali jau nuplauti. Žodžiu, turi dėmesį išlaikyti. Gerai, laukiam. Matom, rūkas vis klaidos, vis geresnis vaizdas atsiranda. Autobusas čia norės važiuoti, tai užleiskim. Gerai, būkim mandagus, nes iš stotelės pasiimti. Bet kokia atveju turim išleisti važiavam. Išleidai važiavam. Gazą. Poweras jungėjo. Nu, autobusas, ačiū pasakysi, nepasakysi, stabdyk. Nu, jau važiuok jo. Bet tau mirsėjo šviesoforas, ne? Tu turėjai šansų stoti. Tai reiškia, tu turėjai stoti. Bet tu pasirinkai važiuoti. Tai pats baisiausias dalykas man per visus būdavo egzaminus yra mirsintis šviesoforas. Nes tu nežinai, kaip elgtis, ar važiuoti, ar stoti. Tai šiuo atveju mums pradėjo mirsėti, mes tikrai galėjom stoti. Bet tu pasirinkai važiavimą, nu čia jau kaip ir galima kritinę klaidą mums rašyti, ne? Jeigu mums šansų sustoti nebėra, taip tada turim pabaigti. Jo, ir stenkis labai arti dešinės pusės nevažiuoti, nes ten visi šuliniai. Tai vat, kuo arčiau dešinės važiuosi, tuo labiau visus šulinius rinksi. Aišku, nereikia čia jų stengtis visų apvažinėti, nes tai yra tiesiog neįmanoma ir plavinėti po kelią kaip kirtiems irgi mums nereikia. Mes turime 3 didelės bėdas priekyje. Tai yra 3 autobusai. Lėčiau, antrą powerą permesk ir žiūrėk, kad poskį nerodytų. Ir stenkis arti nelysti, žinai. Jeigu ką palauk, žinai, už jų, žinai, jeigu netilpi, bet milimetrais nelendam. Gerai. Atstumas labai geras, jeigu autobusas įjungta avarinį, puikiai apvažiuotum į kairę, ne? Būdų, koks atstumas turi būti iki transporto priemonės priekyje esančios, tai vieni sako, kad matytum jo ratus ant kapotų, vieni sako, kad matytum šiek tiek asfalto, vieni sako, kad pasilik atstumą tokį, kad eitų apvažiuoti. Nu, tų variantų yra daug. Bet pagrindinė esmė, kad nepridlyskit per arti taip, kad nepapulti į spąstus. Ir čia nuo kalniuko leidžiantis jo neužsigazuok, kad neviršti greičių. Linijos čia yra normalios, ne? Tokios plonos. Ir tau atsiranda storos linijos, tai autobusų juosta. Ir ramiai persilikia. Labai gražiai per petį žiūri. Labai liuks. Ir tiesiai. Jeigu autobusų juostai važiuotum nieko tokio, joje gali būti iki pirmo nusukimo.
kai viskas ok, žinai, įvažiavai, matai, kad yra mašinų, lėtai savo važiuoji ir tada paskui persirikiuoji. Bet svarbu nepulti paniką. Žalias dega, viskas gerai. Sankryžoje mes į kairę važiuosim ten, kur tas baltas automobilis nusukam. Pavojingas posūkis, rodyk į kairę ir žiūrėk iš priekio, kad nebūtų automobilių ir kad per perėją nebūtų žmonių. Jeigu per perėją bus žmonių, nesuki, lauki čia, žinai. Pasiruošiam, pažiūrėk, ar nėra žmonių, ar dviračiai net važiuoja ir sukam. Laisva, labai gražiai. Koks ženklas? Tik kaip reikia. Vienpusis eismas ant Power. Gerai. Mes sankryžoje važiuosim į kairę. Kadangi vienpusis eismas, mes turim persirikiuoti tuo kairiau. Rodyk posūkį į kairę, veidrodėlis per petį ir rikiuojamės normaliai, žinai, nes kiti paima ir tiesiog nusuka. Taip negalima. Mes turim pasidalinti kelią į dvi dalis. Matai, priekio automobilis iš vidurio važiavo kairę, jeigu būtų egzaminas, jis jau būtų neišlaikęs egzaminą. Posūkį į kairę, tavo pagrindinis kelias, ką turi praleisti tik iš priekio. Ir žiūrėk, ant ištisinės neužlipk. Gerai. Šitą vietą irgi reikėtų atsiminti. Į kairę važiuosim. Parodau tokias detalės, kur akcentuoju, tai žinokit, kad ten daug sumauna. Posūkį rodyk. Ir taip nedaryk, taip, žinai, su vairu kitą kartą. Jeigu matai, geriau palaukti, žinai, bet nerizikuoti ten prieš nosį užkišti. Irgi žiūrėk, kad nebūtų perėję žmonių. Jeigu bus perėję žmonių, nevažiuojam. Nu, žiūrėk, nieko nėra, žmonių nėra. Čia. Aišku, žiūrėk, kad nelenktų, nes čia Porsche sugalvoja lenkti mus dešiniau. Reikia tam dešiniau vyks. Poweras. Gerai. Čia irgi buvo ženklas vienpusis eismas, tai mes vėl į kairę važiuosim, persirikiuojam kairiau. Gerai. Tai va, jeigu mes važiuotume į dešinę arba tiesiai, tu stovėtum kuo dešiniau. Bet jeigu mes važiuojame į kairę, tu turi persirikiuoti kuo kairiau. Rodyk posūkį į kairę ir žiūrėk iš tenais, kad nebūtų automobilių iš priekio. Jeigu ten jų būtų, praleistum. Gerai. Stovim. Tai va, nes tu važiuoji sankryžą į kairę, ne, tai jeigu bus iš tenais iš priekio automobilių, iš tenais kur tas akmenuotas kelias, ne, tai tu sustoji maždaug prie susikirtimo taško, prasileidi ir tada gražiai važiuojam. Čia kai važiuosim į antrą juostą, nes pirmą juostą po kol kas dar nėra autobusų juosta, bet ten už perėjos pavirs autobusų juostą. Tai kai važiuosim į kairę, į antrą juostą. Ir į kairę nepamirštam, kad į kairę važiuoti yra pats pavojingiausias manevras, kur dažniausiai mes susimaunam. Dažniausiai būna avarijų, dažniausiai būna nesąmonė. Tai į kairę važiuoti turim labai gerai apgalvotis, gerai apžiūrėti. Judam. Žiūrim, nieko nėra, pasisekė, antrą Powerą. Ir sukam čia kairę. Gerai, liuks. Ir važiuojam tiesiai. Ir žiūrim, kad nebūtų nieko prie perėjų. Važiuojam, tas stulpą ten apskabinės, viskas gerai. Važiuojam. Jo kalnelis iki 20 lėtinam, antrą Powerą, matai, vaikas eina. Jis eina ir staigiai suks, netiki. Žiūrėk, jis taip pasiruoš tam, žinai, matai? Jis net nepasuko galvos į mumis. Bet mes kaip vairuotojai, ne, mes numatom tokį dalyką, kad tai bus. Mes tiesiog numatėm. Powerą skaičiam. Gerai, mes į dešinę važiuosim reguliuojamą sankryžą. Reikiuoks į dešinę. Veidrodėlis per petį, nepamiršk, reikia pažiūrėti. Gerai. Posūkį rodom. Ir važiuosim į dešinę. Dešiniau. Žmonėms žiūri pėstiesiems žalias ar raudonas. Raudonas reiškia viskas ok, dešiniau. Bet jeigu žalias, tai žiūri, kad nebūtų ir žiūri būtinai iš dešinės, kad niekas net lėktų, žinai, koks dviratis, paspirtukas ir panašiai. Greitis koks čia leidžiamas? 40. Taip, biškį spaudžiam gazą, biškį greičiau važiuojam. Vos kairiau, kad nesurinkti visų duobių čia. Perėjame, apžiūrim gerai ir nieko nėra. Nieko nėra jau. Važiuojam. Prie mašinų nelendam, prie mašinų nerčiau metras, tada galvojam, kas bus, jeigu duris atsidarys. Judam. Ten priekyje mums laukia šviesaforas,
mūsų laukia, tai ten mes važiuosime į kairę. Jo, klaiso. Dega raudonas. Tik pos, kad dar nejung, nes matai, yra dar nusukimų papildomai į kairę, ne? Jo, ir biškai kairiau linijos. Poskis kairė. Ir matom, kad lempose jokių nėra strelyčių. Tik tai paprasti blynai, tai važiuojant į kairę būk atsargus, kad nereikėtų mums turėti problemų priekyje. Žiūrim, kad pešiųjų jokių tenais nėra, perėjos, taip, realiai tik problemų gali būti iš priekio, jeigu bus automobilį. Bet irgi gali būti, gali nebūti. Tai jeigu nėra staklytės, tai 50-50, 50-50. Tai bet kokią sankryžą, ypač į kairę, mes gerai išanalizuojam, gerai išsiaiškinam, kokie čia tie reikalai. Na, į dešinę irgi reikėtų planuotis, aišku. Matom, parvažiuoja priekį automobilis Audi, tai važiuosim, ar nebus problema mūsų. Ne, nebus, jinai važiuos į kairę. Ir aišku, tenais, kadangi į kairę galim tik iš vienos jos važiuoti, tu gali rinktis kokią nori ten į kairę važiuodamas. Jeigu tenais nėra autobusų juosta ar greitėjimas, tai gali iš karto į pirmą juostą važiuoti. Jeigu būtų galima iš abiejų juostų į kairę važiuoti, tada jau kitas reikalas. Važiuojam. Gaziuką, antrą pavarą ir pirmą juostą važiuoju. Ne, čia ne pirma, bet viskas ok, ne, taip negalima. Tu jau buvai antro juostoj ir staigiai pakeitė. Ne, viskas ok, tu važiuok tą antrą juostą ir tada gražiai ploskis vidurdėlis per veitį, gražiai perink, bet taip kaip dabar, taip ekspromtu pukšti negali, žinai, nes jau buvo biškai pavojingas veiksmas. Bet klaidos nebuvo, kad ir į antrąjį važiuosi, paskui jeigu ką persirikai. Mes į kairę važiuosim reguliuojamą sankryžą. Mums reikia persirikiot kairiau. Ir žiūrėk, kaip gražiai per ištisinę. Aha. Jo, ir į kairę, žiūrim, iš kur juostų galim į kairę. Matom, iš kur juostų, tik iš tos, ne? Ok. Ir matom, kad yra lempų strelytės, reiškia, kairę važiuojant, tau niekas netrukdys. Gerai, per artinę lysnę. Tai va, šiaip iš tikrųjų tas pamokas žiūri daug mokinių, ypač ne vietinių, žinai, iš rajonų ir panašiai, nes patogu, nes, kaip pasakyti, gal ten daug pamokų nevažiuoja su instruktoriu, arba šiaip įdomu pažiūrėti, pavyzdžiui, kaip kiti instruktoriai mokina, žinai, kažkur gal kažką nedasakė instruktorius, gal tiesiog neišgirdo ir panašiai, tai, tai nekainuoja ir tikrai daug naudingos informacijos, ypač tie, kurie nori greičiau ten teisės gauti. Gerai. Jau dabaikim, pravažiavom, jau dabaikim. Ir į pirmą juostą važiuok. Gerai. Ir daug gazo. Ir tuo labiau, aišku, mes pasivažinėjom po miestą, yra daug vietų, kur jūs tikrai nenuvažiuosite su savo instruktoriu. Tikrai, nes kiekvienas instruktorius turi savo maršrutus ir čia dar jūs daug papildomą darbą padarot, išsiaiškinat, kaip važiuoti. Neskubėk su ketvirtą pavarą, nes matai, toks kelias biški toks pavojingas, o ketvirtą šiaip jungtume nuo kempingių. Mes visą laiką tiesiai važiuosim. Perė gerai matai? Ne, nematai. Nematai tu jos, o jeigu už autobusiuko žmogus taigi išeis. Tai dabar šiuo atveju, kai mes važiavom, perė buvo sunkiai matoma, tai tu turi pasirinkti greitį tokį, kad jeigu bus žmogus, kad tu spėtum ramiai sustoti, bet nedėti ant stabdžių ir nečiuošti. Tai va, pasirenkam greitį tokį, kad ramiai sustotume, jeigu sunkiai matos perėje. Perės, jeigu mes nepraleistume žmogaus, turint teisės, tai nuo mėnesių iki 3 mėnesių teisų atėmimas. Perės grįžtai, žinai. Gerai, mes tiesiai važiuosim, stebėk kelią kaip čia eis. Nes dabar bus biški tau čia daugiau reikalų. Kaip galvoji, kur lengviau egzaminą, Vilniuje ar Klaipėdoje būtų? Manau, Klaipėdoje tikrai lengviau. Važiuojam. Ir žiūrim mane situaciją. Sankryžą pačioj reikėtis negalim. Rodyk posūkį, pažiūrėk, ar nieko nėra. Politas BMW, per petį dar pažiūrėk. Ir važiuojam. Labai gražiai. Ir trečią pavarą. Ir šiek tiek kairiau prie mašinų nelimpam.
ir labai atsargiai su perėja. Nes mato. Ir dar maršrutinis stojo, ne? Tai čia jau tavo yra bėda. Nes jeigu jisai rodytų poskį, mes jį privalom išleisti iš stotelės. Prie mašiną lysk šiek tiek kairiau. Gerai. Taip, mes esam Liepų gatvėj. Nuo centro važiuojam link Regitros. Į tą pusę. Bet ne į Regitrą dar. Čia matai irgi perėjo ženklai. Atsargiai perės nematai, žinai, reikėjo lėčiau biškį pasakyti greitį. Nes per tą automobilį mes nematėm visiškai perės, jisai užstojo vaizdą. O ten gali kas nors netyčia atsirasti. Tai su perėm sakau, ne jau žinai, nes rimtas reikalas. Matom pavasaris, po biškį lapai skleidžiasi, po biškį jau pradeda žaliuoti viskas. Tai jau po savaitės bus visiškai viskas žalia, tai bus nerealiai. Gerai. Ir šiek tiek kairiau, jeigu galima. Gerai. Ten priekyje mūsų laukia šviesoforas, tai mes tame šviesofore važiuosim į kairę. Kokie 40 važiuok, taip. Nes 50 nelabai eina čia pavažiuoti, nes per pavojingą gatvę. Tai va, žodžiu, bus šviesoforas, reguliuojamas sankryža, mes į kairę. Matom ženklus, ne, kad tik iš antros juostos, rodyk poskį, dega žalias, nebedega žalias, stabdom. Aha, kažkas skuba labai. Gerai, važiuosim į kairę, matom, kad nėra akių strėlyčių. Reiškia, gatvė yra pavojinga. Tai mes įvažiuosim į vidurį, stebėsim priekį. Ne tik priekį reikės praleisti, jeigu ką, žinai, ne tik priekinės mašinas, ne, ir žmonės reikės žiūrėti, nes jeigu jam žalias ir bus žmonių, suktis negalim. Nes jeigu tu sustosi prie perės ten, ne, šonu, taip užsukęs į kairę, tai tu užblokuosi visą kelią ir priekinė mašina nebebus galimybė pravažiuoti. Nors jų ir nebus, bet blokuoti kelią negalima. Ramiai savai važiuojam centriuką, biškai kairiau, į dešinę nevaryk. Ir sustok čia, stop. Ir žiūrėk, žmonių ar nėra, mašinų nėra ir varom. Nu, varom. Gerai, ir power. Antrą power, nes laisvą jungi, ne tą power. Gerai, važiuojam tiesiai. Taip. Esam Trilapio gatvėj. Tai priekyje mūsų laukia sankryža. Toje sankryžoje mes važiuosime į dešinę. Matom 30. Ne, tiesiog trečią powerą ko puikiausiai tinka. Tai va, mes į dešinę važiuosim, biškį dešiniau. Poskas. Matom stop ženklą, stop liniją. Pilnas sustojimas. Suskaičiuoja iki 3 ir po biškį judam į priekį. Nes iš kairės pusės labai sunkus matomumas ir sunku matyti yra automobilio ar nėra. Čia užlipsim ant perės, nieko baisaus dešiniau. Nes mes buvom stoję prieš perę ir mes kitaip tiesiog neis važiuoti. Ir biškį dešiniau žinai. Stenkis nuo bordiūro nenuplauktų per toli. Važiuom. Atparo. Gerai. Iki pat galo ir į dešinę. Poskas dešinę. Lėti greitį. Antrą pauras jau. Ir kuo dešiniau yra greitėjimo juosta. Dešiniau. Ir mums reikia persirikiuoti. Pietridėtis per petį ir varom. To gazu, pauras sukinėjom. Gerai. Nuo 33, nuo kem 54, kelias geras, galim važiuoti ir 50 metų. Kartu bordiūrą nelysk. Ir matom ženklą, nuo balandžio 1 atsiradęs yra 70, ne? Mums jau reikėtų greitį pasiekti kokią 65. Nuo 60 mes jungiame 5 pavarą. Juk 5. Ir
Ir aišku, jeigu priekį važiuoja koks nors ten vėžlys, mes neprivalom greičio pasiekti, bet mes turim išlaikyti saugų atstumą. Koks turi būti atstumas, važiuojant paskui automobilio, tai yra pusė greičio, ne? Tai jeigu mes važiuojam 60, tai reiškia ne arčiau 30 metrų. Ir stenkis nelįst prie dešinio krašto. Šiandien daug pastabų duodu Nikitai, kad jisai lenda prie dešinio krašto. Tiek prie automobilių, tiek prie bordiūrų, tiek taip. Šiek tiek traukia biškį dešinį kartą. Nėra čia kažkas tenais labai baisaus, bet atkreip dėmesį į pastabą. Važiuojam. Tai va, čia reikėtų važiuoti apie 65, jeigu nieks netrukdo. Jeigu trukdo, važiuojam pagal kitų greitį. Ir mes važiuosim į dešinę. Nebegazuok, rodyk posūkį dešinę. Jo, ir einam kuo dešiniau. Kai reikiuojamės, visada pažiūrim per veidrodėlį. Visada, nes gal per tavęs paspirtukas. Lėti greitį iki 20. Lėti, antrą pavarą, antrą. Ir kuo dešiniau laikykis. Mes lysim po tiltu, atleis ankabą dešinėje, kur dešinė pas mus. Dešiniau stenkis, gerai? Tiesiai važiuosim, pasižiūrėk nuo pagrindinis kelias. Tavo, tu iš pagrindinio išvažiuoji, na, į tiesiai, tai tau praleisti nieko nereikia. Gerai. Toliau, Nikita, kai bus mums reguliuojama sankryža, mes važiuosime į dešinę. Tai čia tokia biškinė labai smagi vietelė. Aišku, neusižaisk per lėtų važiavimą čia, posūkis dešinę. Žalias dega, viskas ok. Jeigu degtų raudonas, mes pilnai sustotume, yra lentelė su žalia strėlytė. Tai pilnai sustojam ir galim važiuoti, jeigu niekam netrukdom. Gerai, šaunuolis kuo dešiniau greitėjimo juostą ir gražiai persirikiuojam. Važiuok. Per petį pažiūrėk. Ok. Liuks. Čia trečios pavaros geriau nejungti, nes labai toks aštrus kampas ir pavojinga vieta. Mes įvažiuojam kuo dešiniau į greitėjimo juostą ir mums reikės persirikiuoti. Jeigu bus pilna automobilių, tiesiog sustok, žinai, greitėjimo juostą. Rodi posūkį, pažiūrėk, jeigu nieko nėra, ir reikiuokis to gazą, reikiuokis kuo greičiau, reikiuokis lauk, o paskui su tom pavarom susižaisim. O dabar su pavarom. Jo, bet labai pavojinga vieta, tai stenkimės neusižaisti ant su kokia pavaros junginėjimu ir panašiai. Ir ženklas buvo vėl 70. Gerai, spaudžiam nuo 65. Galim tikrai pasiekti greitį, parodom, kad mes mokam pasiekti greitį. Vilniui tai jas jau prisiskreidys, ant daug yra greičių, tai 7, 8, tai 100 ir panašiai. Tikrai taip. Jo, gerai, mes į dešinę važiuosim, nebegazuojam, biškį per anksti tas posūkis. Lėti greitį, špik sankabą lėti ir trečią pavarą. Trečią. Gerai, ir leis sankabą. Ir kai nusileisim į apačią, mes važiuosime į kairę. Todėl geriau iš karto va taip į antrą juostą, matai, taip įeinam. Ne? Nes mes žinom, kad mes važiuosim apačioje į kairę. Dabar neskubėk, jokių gazų. Ir žiūrim ženklus, iš kur juostų galim į kairę, Nikita, atsakyk. Iš antros ir trečios. Kieno pagrindinis kelias? Mūsų. Okay. Čia dar bus toksai geltonas kvadratas, tai ant jo nesustok, kad mes neuždarytume sankryžos posūkį kairę. Ir stojam. Ten prie šviesoforų telpa tik 2 automobiliai. Tai dabar ten stoja juodas automobilis, jau gautų kritinę klaidą, nestojant geltoną. Tu per arti privažiavai Toyotas, duodi spaudimą, ne? Tai distancijas laikykis, irgi ne pirmą kartą gauni pastabą, žinai, kad per arti privažiuoji. Arba ratus matyk ant kapoto, arba kažkiek asfaltų, žinai, bet pasilik didesnį atstumą, kad galėtum apvažiuoti. Užsidegė žalias, pasirašėm, varom. Savo juostai. Ant kairės linijos, jeigu nors biškį užlipi, kritinę klaidą, nes tu lendi pas kitą žmogų juostą. Antrą pavarą. Ir matom, kad jau nebedega žalias, rodom posūkį dešinę, privažiuojam arčiau. Kai linija dingsta, sustojam pirmą pavarą, važiuojam. Nu gerai, antrą bandyk, nu gerai. Gaziukas antrą. Žiūri žmonių, kad nebūtų, ne žalia dega žmonėms. Gerai, ir tiesiai. Reguliuojame sankryžoje, mes apsuksim į kairę važiuosim. Pažiūrim ženklus, iš kurių juostų galim į kairę. Iš antros ir trečios. Teisingai, tai mes renkamės dešiniausią juostą, pasiliekam viduryje. Šitą vietą, aš manau, kai mokiniai jau turi atmintinai žinoti, nes čia viena iš tokių dažnesnių vietų važiavimo, tai Liepų gatvėje važiuoti į kairę link regitros, tikrai jau turim žinoti, kad iš abiejų juostų kairę. Navigacija sako, laikykitės kairės ir daug kas persirikėjo kairiau, nors atmintinai žino, kad iš abiejų juostų čia galim važiuoti. Tai va, šiandieną tokių sunkių vietelių pravažiavom, kur važiuosim į kitą? Į kairę. Posūkį rodyti.
Tai va, tokių ganėtinai sunkių vietelių ir bet nieko, mokomės ir dar kartą mokomės. Ateina labai daug pas mane mokinių, kurie dažniausiai pradė viltį, tarkim, kad teisių niekada gyvenime neišlaikys ir panašiai. Ir galvoja, kad gal tas teisės ne man ir kad ne man skirtos jos. Tai nepamirškit vieną dalyką. Teisės skirtos visiems, bet vieniems reikia įdėti mažiau darbo, kitiems reikia įdėti daugiau darbo. Kad išmokti gali vairuoti tikrai visi, ko nežinau. Bet vienam gali reikėti vienos pamokos, o kitam 100 pamokų reikės. Tai esmė yra tame, kad tikrai gali išmokti visi, bet turime eiti taisyklingą linkmę. Turim nuolat mokytis. Jeigu mes, pavyzdžiui, einame egzaminą, neišlaikom, ne, ir po mėnesio einam vėl į egzaminą, bet nei treniravomės, nei ką, ir mes tikimės išlaikyti, nebūkim naivus, nelabai paeis kortą. Gerai, tiesiai važiuojam. Ir mes važiuosime į dešinę, į regitrą. Orgai. Biškai yra reikalų, ne? Pažiūrėk, vidurdėlį, kai reikiuojas. Visada pažiūrėk. Gerai, lėtinamės iki 20. Tai va, prasivažinėjo mes su Nikita 40 minučių su biški, čia dešinė. Tai tokį gerą tripą turėjom, iš tikrųjų vargina tokie važiavimai, nes pastoja turi mąstyti, galvoti, atsipalaiduoti negali, nes dėmesio praras negali, pastoja turi būti čia. Nes jeigu tik apie ką nors galvoji, tai iškart mušakės, pabiškai judam, nesustojom. Gerai, mes aplink regitrą dabar važiuosim, persirikiu kuo dešiniau. Tai čia matom, kad yra vienpusis eismas, ne? Mes dabar persirikiom į pirmą juostą, bet jeigu jūsų nieks neprašo, tai reikėjo atsiprašau ir nereikia. Perėžiūrėk, kad nieko nebūtų. Greičio neviršyk. Jo, greitis yra nedaugiau 20. Važiuojam. Čia matom sustojęs regitros automobilis, jau uždavinėja klausimus. Tai mes sustosim prie bordiūro dešinėje. Per artį nelįsk, gerai sustojam. Per artį neprivažiuoja, kad paskui nereikėtų atbulinės jungti. Power 100, poskas 100, rankinių užtraukiam ir mes baigiam važiavimą. Tai va, žodžiu, pasivažinėjom su Nikita, nieko negesink, dirba tas variklis, viskas visai neblogai, šaunuolis, gražiai važiavai. Aišku, dar daugiau praktikos ir bus išvis tobulai, ne? Tai va, toksai buvo mūsų važiavimas ir jeigu turite kokių pastabų ar ką, rašykite komentarę ir bet koks jūsų komentaras iš tikrųjų kelia postą ir daro didesnę motivaciją kurti video toliau, ne? Ačiū Jums labai už pastabas, ateisiu dar, labai patiko. Gerai, ačiū.